Sveiki, mėly klausytojai, esu Lukas Kulikauskas, blogo sąmoningi sapnai.lt kūrėjas ir šiandien noriu pakalbinti Laurą, neuromokslininkę. Ir Laura, gal tu gali prisistatyti, aš kažkaip pastebiu tiesiog, kad aš šitoj, nežinau, čia laida ar kas čia gaunasi, tiesiog šitose pokalbiuose nelabai tų regalijų, žinai, atskleidžiu žmonių. Tai vat gal tu kažkaip pati gali įsivardinti ir vat prisistatyti, kaip tu nori. Galbūt, žinai, nebūtinai neuromokslininkai, gal nori paminėti, kad tu mama, nežinau, vat grinai kaip norisi. Jo, gerai. Tai visų pirma, ačiū, kad pasikvietei mane pasiplepėti kartu tokiom įdomiom temom. Aš manau, irgi kiekvieną kartą visai faina būna prisistatyti, nes kartais vienai prisistatai, vienu žodžiu, kartais kitaip, tai ir pačiam įdomu, kodėl. Bet šiaip tai jo, aš manau, gal šiai laidai tai labiausiai didžiausia esmė turi tai, kad aš turiu smegenis, tai esu neuromokslininkė ir turiu miegą. Tai čia mano kaip darbas, bet man pačiai įdomu miegas, sapnai, sąmoningas sapnavimas. Aš kol kas labai nesėkmingai sąmoningai sapnuoju. Man įdomu ir meditacija, ir visas meditacijos neuromokslas, tai aš iš tos pusės ateinu. Supratau, ir man tai atrodo, kad vat kas, man labai įdomu, tai aišku, kas vyksta su mūsų smegenim, kaip mes šiaip sapnuojam, tada sąmoningai sapnuojam, bet taip pat, man atrodo, labai artima tema yra meditacija ir sąmoningas sapnavimas, nes dėl ko artima, dėl kelių matyt priežasčių, kad viena, praktikuojantis meditatoriai daug lengviau sąmoningai sapnuoja, bet kita vertus, vat mes galėsim pasišnekėti šiek tiek ir apie žmonės, galbūt apie tos pavojingas zonas, kur žmonėm galbūt nepatartina ar medituoti ir tuo pačiu tada ir sąmoningai sapnuoti. Bet čia aš jaučiu vėliau. Dabar šiaip tiesiog įdomu kaip tu pati susidūrei su būtent smegenimis ir taip sakant, ir to sapnavimo, miegu. Kaip čia tas kelias tavo? Mano gyvenime, man taip atrodo, kad labai daug tokių atsitiktinumų, gal net sėkmingų atsitiktinumų, tai tiek smegenų tyrimas, tiek ta miego sritis, tai man irgi taip atrodo tiesiog atsitiktinai nukrito man ant kelių, taip sakant, iš dangaus ir kažkaip pritiko, tai taip, kad nesileis per daug į detalės, tai po magistro studijų aš norėjau daryti doktorantūrą, toliau likti akademijoje, universitete, man labai patinka ir tinka toks gyvenimas, taip sakant, mokslininko būtent. Mokslininko toks nesuaugėliškas, taip sakant, darbas. Taip, kad man atrodo atvirkščiai labai suaugėliškas čia. Mes kaip tik čia vis juokaujam, vienu žodžiu, kad visi akademikai, tai tie, kur suaugti nenori, negali, vienu žodžiu. Tai va, bet tada aš galvojau, kokioj srityje aš noriu tą doktorantūrą daryti, nes su tuo, ko aš dirbau, gal nebe taip vežė mane, ir tada perskaičiau knygą Save keičiančios smegenis. Brain that changes itself. Ir ten aš pirmą kartą perskaičiau apie smegenų plastiškumą, ir mane visiškai pakerėjo, aš galvojau, wow, jau ką noriu tirti, tai nebent jau ką nors su smegenim, žiūrėt, kas ten kaip yra. Aš galiu trupučiuką, aš taip turiu tarimą galbūt dėl to, kad labai ir praktinė tokia, kaip ir, nes, tu savotiškai saviugda, kai supranti apie tavo smegenų plastiškumą, tai supranti, kad gali kažkokiu veiksmu imtis, kad, kažką daryti. Būtent, tu labai čia gerai pastebėjai, nes mane būtent tas ir labai sužavėjo, kad būtent kažkokiais pratimais, ar fiziniais, ar protiniais, ar savo elgesiu, kad tu gali pakeisti smegenis, pakeisti ten, ir man tas atrodė, wow, taip stebuklinga. Jo, tai taip aš atėjau neuromokslus ir smegenis, o su miegu tai buvo, kad toj laboratorijoje, kur aš pradėjau daryti doktorantūrą, tai vienu žodžiu, porą metų prieš man ateinant, ten vienu žodžiu atėjo toks naujas straipsnis, kuris parodė, kad tik tai miego metu iš mūsų smegenų yra pašalinamos tokios žalingos toksinės medžiagos. Jos ten kaupėsi, čia yra normalus procesas, kad jos dienos metu kaupėsi kaip pašalinės medžiagos, dėka ląstelių veiklos, bet kad iš smegenų būtent, ne iš mūsų kūno, bet būtent iš smegenų tos pašalinės toksinės medžiagos pašalinamos praktiškai tik, kai mes miegam. Ir mes kol kas apie šitą procesą žinom labai nedaug.
Nu, O yra, o priklauso nuo miego kiekio? jo. Irgi, ne? Mhm. Jo, kokybės, kiekio, vienu žodžiu, daug dalykų. Tai aš taip ir pradėjau, vienu žodžiu, aiškintis, kodėl šitas smegenų valymas vyksta miego metu, kokie procesai, kokie reguliaciniai metodai, taip toliau ten vyksta. Ir taip suprantu, dar daug atrasti reikia, nes... Oi, tai už tai ir faina tokia tema, nes, žinai, tokie klodai dar neatrasti, kad gali tenai ir ką nors vis tiek naujo sužinosi. Jo. Gerai. Šiaip labai įdomu, gal tu gali papasakoti mums, kaip atrodo, kaip manai, kiek žinai iš mokslininkų, kodėl būtent mūsų sąmonė, aš galvoju, su sąmoningu sapnavimu, kas vienas iš tokių pirmų žingsnių, pavadinkim, tai yra išmokti iš vis atpažinti, kad aš esu sapne, tai tokio kritiškumo, kad įsijungtų. Kodėl ta sąmonė, iš vis tas kritiškumas atsijungia kažkaip su? Jo, tai man labai patinka, kaip ir tu klausimą suformulavai, nes tikrai aiškaus 100% vadovėlinio atsakymo tai tikrai nėra, bet kiek teko skaityti, domėtis ir kaip aš pati suprantu, tai čia galim tiesiog žiūrėti, kokią funkciją iš vis atlieka miegas. Tai mes esame, aišku, sąmoningi, kai mes esame budrus, nemiegantis, va kaip dabar. Tikėkime, kad mes esame sąmoningi. Galim patikrinti realybę čia, lyg ir nemiegam. Tai va, ir kai mes miegam, dažniausiai ten normalus dalykas yra, kad mes esame nesąmoningi, kai miegam. Dabar, miego metu, iš esmės, gal pradėkim nuo budrumo. Va dabar, kai mes nemiegam, tai didžiausia tokia smegenų užduotis, tai yra stebėti mūsų aplinką, priimti į mus ateinančią visą informaciją sensorinę, kažkaip elgtis, daryti, ten kažką išgyventi naujo, mokytis ir taip toliau, ir taip toliau. Reaguoti stimulus išorinius. Taip, iš esmės jo, reaguoti stimulus, elgesys, taip toliau. Bet mes, nesam kažkokios mašinos, ta prasme, net mašinom kartais reikia pailsėti, reikia tokio taisymo ar downtime, taip sakant. Ir tai būtent tada miego metu vyksta tam tikri procesai tiek mūsų smegenyse, tiek mūsų kūne, tie tokie atstatomieji procesai. Tam, kad mes paskui galėtumėm vėl atsibusti ir vėl būti sąmoningi ir visą šitą informaciją priimti ir taip toliau. Ir cheminė aplinka smegenyse ir sąlygos, kurių reikia šitai palaikymo funkcijom, atstatymo funkcijom, tos sąlygos yra visiškai, jos nesutampa su sąmonė, taip sakant. Pavyzdžiui, tam tikri signalai, kurie tarp nervinių ląstelių turi sklisti, tam tikros cheminės medžiagos, kurios yra atsakingos, skaitykim, kad mes būtumėm sąmoningi ir taip toliau, jos netinka, vienu žodžiu, taisymo metui. Tai būtent miego metu, kad ir smegenis, taip sakant, teikia pirmenybę miego metu atstatomiesiam procesam, tiek smegenų, tiek kūno. Ir taip pat išrūšiuoti, sutvarkyti visą naują informaciją įgytą per dieną. Taip pat sutvarkyti, sureguliuoti mūsų jausmus, emocijas, ką mes ten naujo patyrėm. Viską, taip sakant, integruoti į mūsų jau turimas žinias, į tą mūsų tą naratyvą, vidinį tą mūsų istoriją. Nes čia paskutinis komentarėlis toksai, kad nes dienos metu, dabar, kai mes klausom, matom, kažką darom, taip toliau, nėra laiko iš esmės smegenim, tų integracinių tokių procesų daryti ir dėl to reikia, taip sakant, palaukti iki vakaro. Aš nemažai su refleksija dirbu, tai čia tas momentas, kur tu, žinai, atsisėdi, pamastai, šiek tiek suintegruoji tos dalykus, bet čia matau, kad dar, matyt, čia taip gal evoliuciškai nepritaikyta, kad kai mes tose gentyse, kai ten tose sąlygose gyvenam, tai net nėra laiko, kada atsisės pareflektuotų, bėgi nuo liūto, čia reikia išgyventi, ta prasme, ir tada tas miegas, greičiausiai tą funkciją praktiškai atlieka, kad tu tiesiog... Gali būt.
Gal gali būt, matai, iš esmės, man irgi labai patinka, tiesą sakant, viską aiškinti ir sakyti, kad, Jo, nu, taigi evoliuciškai. jo, jo. Nu čia, taip, Jo. taip, taip, taip. Viskas, kas yra, ne, yra aišku dėl evoliucijos, ten yra tik keletas tokių dalykų, evoliuciškai nepaaiškinam, bet ta prasme, net apie tą patį miegą, tu žinai, gali galvoti, ir čia toks visai populiarus būdas pradėti kalbėti apie miegą, kad gali galvoti, kad, oi, miegas čia tokia evoliucinė klaida ir nesąmonė, žinai, mes ten. Klaida net. Taip, nu nes ką mes ten gulim, visiškai pažeidžiami, be sąmonės. Taigi bet kas gali ateiti suvalgyti tenai. Nu, kai mes miegam irgi, nei mes maistą renkam, nei mes vaikus darom, taip sakant. Ir tai tik tai, o miega, ta prasme, miega absoliučiai visos gyvūnų rūšys. Kiek yra tirta, visos, net medūzos rodo aktyvumo ir neaktyvumo periodus, ir tuos neaktyvumo periodus galima apibrėžti netgi kaip ir, na, medūzų miegą, ta prasme. Ir tai parodo, kad miegas yra, nu, antiek svarbus, kad netgi verta rizikuoti, taip sakant, savo gyvybę ir taip toliau, kad ten, nu, atsijungt, pailsėt, žinai, viskas, taip sakant. Geras. O šiaip man tada labai toksai kyla klausimas ir čia iš tokių irgi apie sąmoningą sapnavimą, iš tų pavojų, pavadinkim, tos serijos. Jeigu sąmonė ir miegas yra tokie neatskiriami, tiksliau nesąmonė, nesąmoningumas ir miegas tam tikrą prasme yra neatskiriami dalykai tam, kad žmogus, nu, kaip sakai, emocijas suintegruotų, kažkokias žinias, atsistatytų kažkokie vidiniai procesai. Ir jeigu tada tu sąmoningai sapnuoji, ar tai yra kažkaip susijęs su miego kokybės sugadinimu, gal ten, nežinau, žmonės, ar yra kažkokių duomenų, kad ten gal žmonės po kiek laiko ten psichozė susirga, dar kažko sąmoningai sapnuoja, ten, nežinau, šizofrenija, dar kažkas, nes tiesiog aš tokį girdėdavau labai dažnai, nu, ne tai, kad dažnai, bet gal apibendrinant kažkokius tokius gąsdinimus, kurie labai tokie abstraktus, kur, nu, čia, žinai, ten sąmoningai sapnuoti, čia pavojinga, nes ten kažkas, nežinau, pasąmonė ten narpuliai, tada tas miegas, nu, kažkoks tokie labai abstraktus gąsdinimai ir aš galvoju, nu, kiek žiūrėjau pas mokslinių įrodymų, tokių kaip ir labai aiškių nėra. Tai man įdomu, ar... Jo, tai su sąmoningu sapnavimu, pirma, tai labai daug didelių mokslinių tyrimų tikrai nėra. Tai duomenų trūksta, kad kažką taip tvirčiau, rimčiau pasakyti. Dabar, dar kitas dalykas yra, kad man atrodo, kad ir kiek teko domėtis, skaityti ir, na, pačiai suvokti gal iš tokio neuromokslo, skaitykim, pusės ir taip toliau, kad kaip visada, kas per daug, tas nesveika, ne? Tai irgi labai priklausys, nu, net vandens per daug gert, nu, bus blogai, ta prasme, tai irgi priklauso, ar, na, ne per daug, taip sakant, kažką pabandyti, pažiūrėti ir jeigu įdomu, žinai, ir taip toliau, tai manau, kad kodėlgi ne, atsargiai, lėtai pradedant žiūrėti, ar viskas ten, žinai, gerai. Dar vienas dalykas, jo, kad irgi priklauso su tuo sąmoningu sapnavimu, ką ten žmonės daro, kaip naudoja. Ne? Nu, čia irgi kaip ir visus dalykus, ne, kaip panaudos ir taip toliau. Na ir manau, kad svarbiausia yra vėlgi stebėti, žinai, save, ar tu vis dar... Ar puikiai sekasi atskirti realybę nuo nerealybės, nes čia irgi nekartą teko girdėti, kad ypač jeigu per daug sąmoningai sapnuoju, o dar nedaug dievė irgi būna jau, kai pradedi maišyti, ką žinau, kokias dar psichoaktyves medžiagas ar dar kažką, nu tai čia jau visiškai kitas lygis. Tai vat, ir jeigu praktikuoja žmogus sąmoningą sapnavimą, ir ta prasme viskas jaučiasi gerai dienos metu, nenulūžinėja, taip sakant, su sveikata problemų nėra, na tai kaip, nematau aš ten per didelių problemų. Šiaip, kol kas bent jau neteko matyti tokių irgi vienareikšmiškų mokslinių tyrimų, kurie pasakytų, kad va ten žmogus, kuris ten sąmoningai sapnuoja kartą per savaitę, tai ten jo miegas pablogėja 30%. Taip tikrai nėra, ta prasme. Ir aš su sąmoningu sapnavimu taip pat aš esu įsitikinus, kad labai labai dideli skirtumai tarp vieno žmogaus ir kito. Jo, tai aš manau, kad svarbiausia nepersistengti kaip ir su viskuo, stebėti save, ar nėra kažkokių tai pakitimų, ta prasme, ir jo, tiesiog žiūrėti, kaip jaučiamasi po miego, ar nėra kažkokio pervargimo, ar kažkas tai tokio. Aš šitoj vietoj galvoju tokį akcentą kažkaip norisi uždėti, galbūt, kad kad aš taip girdžiu ir bent jau pats irgi kiek domėjausi, kad
kad nėra tam tikra prasme to tvirtojo ar įrodymo ar dar kažko, kad tai, kad mes sąmoningai sapnuojam, tai yra mūsų šiaip fiziologiškai, ne, kad mes būtumėm nesąmoningi miego metu. Ir kadangi mes tampam sąmoningi, tai gali, kaip hipotezė, pakenkti miego kokybei. Tai trūksta duomenų, nėra aišku, bet kita vertus, aš taip irgi girdžiu kai kurios mokslinius tyrimus, kad jau apie miego kokybę galima kalbėti, kaip tu paminėjai, kaip aš vertinu savo savijautą. Nes ten daug kas, atsimenu, buvo susijęs su tuo, kad kai kurios technikos, mes irgi čia su kai kuriais praktikais kalbam, kad, pavyzdžiui, ten yra wild tokia technika, kur tu bandai sąmoningai įeiti sapną, kur yra sudėtinga, ir tada ten daug tokių klaidų padaro žmonės. Pavyzdžiui, vakarais daro, kada dar tas kūnas toksai gana aktyvus, kur reikėtų daryti po ten miego, ten fazių tam tikrų, tada jau ir taip toliau. Realiai jie prasikankina, ir aišku, tada jie ryte bus tokie, zombiai. Bet šiaip įdomus labai momentas, kaip tu paminėjai, tas neskirimas kartais tų realybės nuo sapnų. Nes aš irgi su patyrusiais praktikais kalbu, tai kažkaip toksai įdomus sakinys išlenda, kad tarsi ta pasąmonė ant tiek bando kabutėse apgauti, kad tai yra sapnas, kad tas sapnas tampa vis realistiškesnis. Kaip pavyzdžiui, mes ten būnam, kad atsikeliam iš sapnų ir suprantam, kad sapnavom fantasmagorijas kažkokias, ten skraido arkliai, dar kažkas, bet sako, jiem jau tampa tie sapnai kaip realybė, tu čia kažkaip kalbėsi, ir yra tas, aišku, dar fenomenas, apie kurį vėliau aš dar taip išsamiau norėsiu aptarti, tas vadinasi false awakenings angliškai, netikri pabudimai. Ir čia irgi ten tokių net baisokų patirčių atrodo, kur žmogus atsikelia iš sapno, iš miego, savo aplinkoj, savo lovoj, ir staiga pamato, bet šitos spintelės nėra pas mane namie. Ir supranta, kad sapnuoja. Ir toksai, sapnas labai realistiškas. Ir čia iš tikrųjų, aš galvoju, tikrai labai įdomu, kodėl taip tada vyksta, kodėl ta pasąmonė ar kažkokie kiti cheminiai ten elementai ar kas bando tada vis tiek padaryti, kad tu kuo labiau nesąmoningas būtum to sapno metu. Tai reiškia, kad tai yra reikalinga. Tai labai, labai iš tikrųjų įdomu. Ir aišku, gaila to pačiu, kad gana jau, gal ir neilgai čia kiek tas sąmoningas sapnavimas, ten 19 amžiaus pabaigoje, ar tai 20 ten net pabaigoje tiksliau buvo įrodytas kaip moksliškai, tai čia dar mažai tų iš tikrųjų laiko. Aš tik tai dar norėjau paminėti, ką tu dabar irgi užsiminei, vienas dalykas, kas yra, gerai, gal keletas dalykų iš tikrųjų, tai yra tos skirtingos miego, du skirtingi miego tipai, tas gilus lėtasis ir yra tas REM miegas. Tai sąmoningas sapnavimas praktiškai tik REM miego metu. Tačiau vienas dalykas, kad jeigu ir taip sakant, biški sugadinsi savo miegą, tai jau ne visiška, dalis, sakykim, to REM miego, kuris ateina antroji nakties pusėje, ten labiau link ryto. Tada tu labai gerai paminėjai irgi, kad būtent tos sąmoningo sapnavimo indukcijos technikos labai dažnai būna susijusios su tuo, kad būk, neužmig ar ten prabudinėt, tai tas tikrai pagadina miego kokybę. Čia jau būkim bėdni, bet teisingai. Aišku, bet pavyzdžiui, jeigu tu skaitykim, jeigu žmogus tą daro, ką žinau, kartą į savaitę, tai labai dažnam kartą į savaitę, kas nors sugadina ten kažkiek, ar ten koks garsus kaimynas ar dar kažką, tai vėlgi čia toksai. Ir tada dar kitas dalykas, kad kai mes, čia gal iš tikrųjų mes ir daugiau apie tai dar kalbėsim, bet kai mes sąmoningai sapnuojam, kai mes sapne atsibundam, ar sapne suprantam, kad va čia yra sapnas, patampam sąmoningai. Esmė yra tokia, kad miego metu keičiasi tam tikrų smegenų dalių aktyvumas. Tam tikros smegenų dalis sumažėja jų aktyvumas, kitų aktyvumas padidėja. Kai mes sapnuojame ir būtent to REM miego metu sumažėja mūsų prefrontalinė prieškaktinės žievės aktyvumas. Ir to žievė, kaip suprantu, kuri ten vėliausiai ir labiausiai mūsų žmonėmis padaro, kur ten už strategavimą, mąstymą ir taip toliau, ne? Taip, ta kontrolė, kur viskas logiškai, viskas prižiūrima, taip sakant, nuspėjama, apgalvojama, impulsų kontrolė, viskas. O šita smegenų dalis, būtent jos aktyvumas sumažėja, kai mes miegam, bet kai mes patampam sąmoningai sapne, įsijungia. Taip. Tai jau čia yra vienas dalykas ir kitų smegenų dalių aktyvumai biški pakinta. Ir tai jau parodo, kad
tai nėra, kaip sakant, gal natūrali miego būsena, ne, kaip, skaitykim, turėtų būti. Taip. Kokie to rezultatai, kokios to pasiekmes, nėra dar labai gerai ištirta. Bet, na, galima vis tiek galvoti, kad, na, jeigu per daug ar per dažnai, na, tai turbūt negaunam to miego, kokį turėtumėm gauti ir tos aplinkos smegenyse, kokia, skaitykim, turėtų būti. Tai va čia vėlgi, nu, viskas apie kiekius. Taip, kiekis, balansas, vienu žodžiu. Taip. Nes aš prisipažinsiu, aš tai tikrai būdavo, kad ten perspaudžiau pradžioj, bet kita vertus, tai aš ir atsimenu, tokius darydavau retrytus, ten, pavyzdžiui, aš važiuoju kokiai savaitį, žinau, kad man galiu bet kada per pietus pamiegoti, tai aš tada galiu sau leisti visokius tokius dalykus daryti. Tai čia tikrai reikia žiūrėti, kaip sakau, prisitaikyti prie savo, ar ten savaitgaliais kažką papraktikuoti ir taip toliau. Tai va, tai šiaip man įdomu, kaip tyriamas, nes va, tu čia paminėjai, kad va čia kažkaip skanuoja, bet, pavyzdžiui, aš dabar noriu, nu, įdomu, norėčiau savo smegenis pasižiūrėti, kaip ten miego metu, gal tiesiog trumpai, vat. Jo, gerai. Dar vienas, tu dabar labai pasakei vat, apie tos retrytus ir man kažkaip norisi pasakyti, pakomentuoti, kad taip, miegas yra labai svarbu mūsų visokiojopai sveikatai ir taip reikia to rūpintis, bet man atrodo, kad irgi reikia kartais, ir aš gal net labiau savo sakau, bet ir apskritai, kad kartais nereikia gal išprotėti dėl tos sveikatos ir kad nepamiršt gyventi, ta prasme, kad mes, kai atrodo kartais kai kurie, nu dabar ypač žiūrint įvairiausių ten influencerių, taip atrodo, kad šit ne visa diena yra, kad gerai jaustis, bet kad nevyksta gyvenimas, taip sakant. Ir irgi, va, pavyzdžiui, kai kurie žmonės ten irgi, kas ten bėgioja maratonus ar kažkur keliaujam, tai irgi kartais paaukoji to miego, taip sakant, kad, nu, vienu žodžiu, kaip visada viskas. Paaukoji dėl kažkokios, nu, ta prasme, tu vertini ir ta patirtis yra verta paaukojimo, man atrodo. Taip. Tai man atrodo, vienas iš tokių tikslų, pavadinkim, vat, su šitų blogų ir yra parodyti, kokios yra galimybės sąmoningai sapnuojant ir tada žmogus jau sprendžia, ar jisai gali kažkokį ten, žinai, laiko tam skirti, nori tam skirti, galbūt va, to paaukoti šiek tiek kokybės miego tam tikrų metų ir jisai, nu, pats turi nuspręsti šito, tikrai verta. Nes verta tik pamatę mes galim, nu, taip sakant, priimti tą sprendimą. Taip, o dabar dėl smegenų aktyvumo ten sapnuojant ar sąmoningai sapnuojant. Tai netokie gal du paprasčiausi būdai ar dažniausiai naudojami metodai laboratorijose ar klinikose. Tai vienas dalykas, galima uždėti tokius elektrodus, tai arba tokia kepurėlė būna su elektrodais, arba tiesiog elektrodai ant smegenų, kurie matuoja smegenų veiklą, smegenų aktyvumą, smegenų ląstelių signalus. Arba ir tada žmogus gali tiesiog eiti miegoti su jais, ten sąmoningai sapnuoti, na ir tada gali mokslininkai žiūrėti, tirti, kaip keičiasi, ta prasme, tas smegenų aktyvumas, kaip atrodo miegant, sapnuojant ar sąmoningai sapnuojant ir taip toliau. Arba galima įkišti žmogų į tą magnetinį rezonansą ir tenai žmogus būna užmiega ir sąmoningai sapnuoja. Bet jau čia, žinai, galiu pasižiūrėti, kad, nu, visų pirma, ten su elektrodais ant galvos ir laidukais ar įkištam į magnetinį rezonansą, nu, šiek tiek sunkiau ir užmigti ir jo. Tai va, dėl man jaučiu būtų ne, tiesą sakant, aš labai galiu galvam pagalbės padėti ir jau miego, taip sakant. Tai va, tokiais būdais yra tyriama ir sąmoningas sapnavimas vyksta REM miego metu, REM, Rapid Eye Movement, greitų akių judesių. Man šiaip labai įdomus lietuviškas pavadinimas, paradoksalusis, aš suprantu, miegas, lietuviškas terminas, ne? Angliškai irgi gali sakyti paradoksal. Irgi. Jo, tai čia to REM miego pavadinimų yra daug. Lietuviškai gali sakyti ir greitasis miegas, ir greitųjų akių judesių miegas, ir paradoksalus taip pat. Ar žinai, dėl ko paradoksalus? Dėl to, kad kūnas paralyžiuotas, aš taip suprantu, ir akis tik tai juda. Jo, tai šitas irgi paradoksalu visai, bet ne dėl to. Geras, aš manau, kad dėl to. Jo, tai jeigu uždėsi elektrodus ant galvos, ant galvos, ne ant smegenų, bet ant skalpo, ir matuoji, kaip atrodo smegenų veikla, tada atrodo, nu, tokios bangos, vienu žodžiu, yra signalas aptinkamas. Ir va dabar, pavyzdžiui, jeigu uždėtumėm elektrodus tau ant galvos arba man ant galvos, mes matytumėm tokias mažas nedidelės, tokias desinchronizuotas, tokias šiek tiek chaotiškas smegenų bangas, dėl to, kad šitie elektrodai, taip sakant, jie girdi
milijonų ląstelių veiklą, na, kaip vieną signalą, tas toks jau generalizuotas, nes labai labai daug smegenų ląstelių mūsų smegenyse yra, milijonai. Taip. Ir kiekviena iš jų komunikuoja šaudydama elektrocheminius signalus. Ir šitie elektrodai tada aptinka, nu, va, tą visą elektrinį, taip sakant, signalą. Ir dėl to, kad kai mes esame atsibudę, skirtingų dalykų vyksta. Taigi daug skirtingų smegenų dalių yra aktyvios skirtingų metų, skirtingais ritmais, taip toliau. Tai už tai ir gaunasi tos tokios, taip sakant, bangos, tokios chaotiškos mažytės. Kai mes užmiegam į gilų miegą, tiesą sakant, matom tokias didelės, lėtas smegenų bangas, tai va čia tas gilus lėtasis miegas, dėl to, kad tuo metu mūsų smegenų ląstelės pradeda labai daug jų didelė dalis vienu metu siunčia signalą ir biški užtyla. Ir siunčia signalą ir užtyla. Ir va tokia aplinka ir yra va ta palanki tiem atstatomiesiam darbam, taip sakant. Ir va būtent tokia aplinka nėra suderinama su sąmonė. O REM miego metu, ir kodėl jis yra vadinamas paradoksalusis miegas, dėl to, kad ta smegenų veikla, tos smegenų bangos atrodo beveik identiškai, kaip jos va dabar yra. Bet žmogus miegas, sapnuoja, kūnas paralyžiuotas. Aš jau net pamiršau, kodėl aš pradėjau apie šitą pasakot. Man atrodo jo, kad žmogus gali pranešti, ar sąmoningai sapnuoja, iš sapno judindamas akis. Taip, to šitą noriu. Bet aš taip girdžiu, kad dar dėl to, kad paradoksalusis, dėl to, kad smegenų bangos yra lygiai tokios pačios kaip nemiegant. Geras. Nu jo, šitą žinau, bet aš kažkaip nesuvedžiau, kad tai paradoksas, bet jo, tu miegi gana paradoksalu. Šiaip tai aš jeigu gerai taip suprantu, tai, pavyzdžiui, tie appsai arba telefonai, kur ten tipo fiksuoja, tai tu čia tiek ten gilaus buvo, tiek ten to REM, tai jie tada, briedus rodo, taip išeina, nes tu, negali, jie magnetų, taip sakant, signalų iš smegenų negali nuskaityti. Jo, tai nemiego ir miego metu, bei skirtingo miego, tai gilaus ar REM miego metu, labiausiai, kas skiriasi, tai smegenų ląstelių veikla. Tai čia pagal ją būtent galima tiksliausiai nustatyti miego stadijas, bet taip pat skiriasi mūsų pulsas, mūsų raumenų veikla, mūsų kvėpavimo greitis, mūsų temperatūra. Tai visi va šitie matuoja tuos antrinius rodiklius ir bando iš to tada atspėti, kaip tu ten judėjai, ar tavo širdis, nes, pavyzdžiui, to gilaus miego metu sulėtėja mūsų širdis, sulėtėja mūsų pulsas, sulėtėja mūsų kvėpavimo ritmas, o REM miego metu biški pagreitėja ir toks chaotiškas patampa tiek širdies ritmas, tiek kvėpavimo. Geras, labai įdomu. Šiaip dar vienas klausimas tau, irgi tavo, čia gal ir nuomonė, o gal yra kažkoks, ar faktas galima gal taip įvardinti, bet aš kažkaip domėjausi, kas tas sapnas, kaip jį suprasti apskritai, kodėl jis toksai keistas būna, taip toliau. Ir aš atsimenu, kad taip kažkur užgirdėjau tokią mintį, kad sapnas yra tiesiog vizuali minties forma. Kad, pavyzdžiui, aš kažką galvoju arba jaučiu galbūt net, ir tas tada manifestuojasi sapne į kažkokį vaizdą. Ar tu sutiktum, ar dar kažką pridėtum, ar sutiktum ir pridėtum, ar visiškai nesutiktum? Jo, tai čia aš gal nei sutiksiu, nei nesutiksiu, nes labai sunku taip faktiškai kažkaip įvertinti, kad vizuali minties forma, nes iš esmės man mintis kažkaip siejasi su sąmonė, kad tai yra, žinai, kad mes gaunam ar kuriam tas mintis, kai mes esam sąmoningi. O dabar kas yra sapnas ir ką tai reiškia ir kodėl, tai čia yra, kiek tų teorijų, žodžių. Žinoti mes nelabai žinom, bet vienas tai dalykas yra, kad sapnai, kadangi mes sapnuojam pagrindė to REM miego metu iš esmės visai suaktyvuojamos mūsų smegenys, ypač žievė, tiek atsakinga už mūsų visą sensorinę informaciją, taip pat tai lytėjimas, klausa, vizualinė sistema, net ir uoslė. Taip pat REM miego metu visai suaktyvėja mūsų su emocijomis susijusios smegenų dalis, tai prašau ir visos emocijos. Taip pat smegenų dalis, kurios susijusios su mūsų atmintim. Ir
Viena iš teorijų, gerai, dvi teorijos, kurios man labiausiai gal logiškai skamba ir su Taip. kuriomis aš labiausiai taip sutinku, tai vienas dalykas, kad REM miego metu vyksta naujos informacijos, naujų prisiminimų užkonsolidavimas, tai išsaugojimas ilgam laikui ir jų integravimas į tą informaciją, kurią mes jau turim. Ir visų šitų procesų metu taip ir gali būti, kad kadangi tie sapnai labai dažnai turi detalių iš šios dienos ar emocijų, taip pat turi šiek tiek detalių iš praeities, kažkokių tai prisiminimų. Ir dažniausiai tai viskas labai keistai kažkaip yra susiję. Na tai va, prašau, tau šiandieninės patirtis integruojamos į tai, ką mes jau žinom, tai reiškia, yra aktyvuojamos tos nervinės ląstelės, kurios už vieną ar kitą atsakingos ir to išraiška gali būti va tas mūsų matomas sapnas. Taip pat REM miego metu sumažėja aktyvumas šitos logiškosios smegenų dalies ir tas leidžia susijęti nelabai susijusius informacijos gabaliukus. Tai čia ir kūrybingumas iš kur, manoma irgi, kad ateina ir va tie sapnai, kurie priveda prie kūrybingumo, nes tai tarytum irgi tas REM miegas ir sapnas tarytum yra palanki terpė neturėti tų ribų logiškumo ir kad tuomet smegenys gali bandyti sujungti nesusijusius visiškai dalykus, žinai. Ką, pavyzdžiui, sąmoningumo metu gal tavo smegenys tau net, kažkaip neleistų tau net taip pagalvoti, taip sakant. Tai čia yra viena va tokia teorija, o kita čia visai nesenai atėjus, kuri man labai įdomi pasirodė, tai yra, kad, nes ta teorija remiasi būtent sapnų keistumu, kad jie yra va tokie kitokie negu mūsų realybė. Ir tai yra tarytum, kad mūsų sapnai tarytum palaiko mūsų smegenis tokias pasiruošusias kažkokiam netikėtumam gyvenimo, kad padidintų mūsų išlikimo galimybę. Nes ypač, jeigu mes, kiekvieną dieną tokia rutina, tai mes ten nieko nelabai ir tikimės, taip sakant, smegenis gali nubukti. Tai sapnai tarytum tokių truputį keistumų paduoda, kad smegenis būtų, kaip ir pasiruošusios kažkokiom naujom patirtim ar patyrimam ar kažkas tai to. Vienu žodžiu, jeigu jūs netyčia staiga teleportuotų į Pandorą ir ten jūs sutiktumėt navius, tai jau maždaug būtumėt šiek tiek pasiruošę, bent kiek. Kartą sapne matė, žinai, tokį dalyką. Taip, jau atpažinčiau iš karto. Šitas ateivis, žinau, kaip su juos sveikintis. Žinai. Ir čia vienas labai įdomus pastebėjimas buvo, kuris kaip ir pritinka šitai teorijai, tai kad pandemijos metu, kai labai padidėjo daugeliu žmonių rutina, nes tu visą laiką namuose, kad labai daug žmonių pradėjo sapnuoti tokius visiškai tos bizarre, labai keistus sapnus, labai gyvybingus, labai vaizdingus, tokius kitokius, tai tarytum bandė smegenis gal, čia vėlgi teorijos pastebėjimai, gal bandė smegenis atsverti, taip sakant, tą rutiną, ir, taip sakant, suleisti kažkokių keistumų biškį. Geras. Labai įdomu, okei. Gerai, aš galvoju, gal tu kažką dar taip apie sapnavimą, apie smegenis nori pridėti, nes aš galvoju, galim pereiti į tą meditacijos sritį ir kitus dalykus. Atsimenu, mes kažkaip visai tu domiesi ir atminties suaktyvinimu, bet čia gal trupučiuką vėliau, įdomu dar meditacijos momentas. Tai aš manau, kad gal dėl sapnavimo, tai tokius pagrindinius, tokius įdomiausius dalykus irgi, ką galvojau, kad būtų įdomu paminėti, kad kai gal ir paminėjom, tai galim pereiti prie meditacijos, tik paskui tada pakalbėkime irgi apie tas, jautresnės populiacijas ir kada ten praktikuot, kada nepraktikuot. Tai man tas labai įdomu, nes aš turiu hipotezę, dabar iš karto tokia galiu pasakyti ir tu tada galėsim tą diskusiją tęsti. Nes, irgi kalbant apie pavojus žmonėm, kurie galbūt negalėtų ar sąmoningai sapnuoti, aš pastebėjau tokį panašumą, kad literatūroje moksliniai, kad labai, pavyzdžiui, žmonės šizofrenija sergantis, po to ten depresija ir dar tokiais visokiais sutrikimais. Ir aš pastebėjau, kad lygiai taip pat žmonėm nepatartina, neleidžiama galbūt, kad meditacija užsiimtų. Ir aš taip turiu įtarimą, kad būtent
kuo panašu galbūt sąmoningas sapnavimas meditacija, kad meditacijos metu tau kyla vat, kažkokie vaizdiniai ateina, mintys tos, lygiai tas pats kaip sapne, net kažkokie čia tos mintis kažkokios transformuojasi ir tau ateina tie vaizdiniai kažkokie, su kuriais greičiausiai šizofrenija sergantis, depresija sergantis nelabai gali sudylinti bent jau vienas, ne? Su galbūt, nežinau, galbūt su kažkokiu psichoterapeutu dirbant, tai po trupučiuką lengviau galima būtų padaryti, bet tokia tiesiog teorija mano, ką tu manai apie tai? Jo, tai vienas dalykas, kad tiek meditacija, tiek psichoaktyvios medžiagos, tiek kažkokios kitos praktikos ir taip pat sąmoningas sapnavimas, jie vis tiek vienaip ar kitaip, tave įveda į kažkokią kitokią, kaip smegenų proto būseną, truputį pakeičia, ne? Ir vienas dalykas, kad kai smegenys jau yra, kaip pasakyti, nebalanso būsenoj, ar tai būtų kažkoks tai sutrikimas, ar tiesiog sunkus periodas, ar tiesiog jautri nervų sistema, tas gali kaip būti per stipru, ar žmogus dar nepasiruošęs, ar kai nežinai, koks yra pradinis taškas tavo smegenų tam supratime, neaišku, kur tave nuves ten, ar ta meditacija, ar sąmoningas sapnavimas. Tai iš esmės kaip ir nėra taip sakoma, kad ir čia vėlgi labai svarbu yra tas saikas, kad per daug tas nesveika, nes jeigu tu, pavyzdžiui, niekad nemeditavai ir tu atsisėsi, dabar nuvažiuosi į retrytą, medituosi. Pasana, 10 dienų, kur ten, man atrodo, 18 valandų gal meditacijos. Tai aš nieko kito nesitikėčiau, tik tai, kad tu nušoksi nuo proto, ta prasme, šiek tiek, bet čia bus lygiai tas pats, kas tu ten nebėgioji ir staiga vieną dieną bandai nubėgti maratoną. Tai tas tavo kūnas, žinai, sakys, labą dieną, viso gero, taip sakant, žinai, biški. Tai panašiai irgi su ta meditacija, žinai, kad pradėt, jeigu, atsargiai su saiku pradėt, žiūrėt, kaip kūnas reaguoja, žinai, kaip viskas, kaip pats jaučiasi. Jeigu yra kažkokių, tai, sakau, ar sutrikimų, ar dar kažko, tai iš esmės tuomet tiesiog reikia, terapeuto. Realiai tai tikrai reikia psichoterapeuto, kuris, pavyzdžiui, yra treniruotas sąmoningumo praktikose, kuris žino, ką daro ir gali tau padėti susivokti ir gali tau tiesiog žmogui padėti naudoti tas technikas, kad padėtų, o kad nepakenktų. Ir aš čia taip trupučiuką gal girdžiu, man įdomi šita tema, kaip jau grupių fasilitatorių, čia kita mano rolė. Toksai susidūrimas su to nežinomybė, neapibrėžtumu, nes, kaip sakai, tave ta patirtis kažkur tave neša ir čia reikia ir paleisti kontrolę ir taip kažkaip taip drąsiai būti tam neapibrėžtume, bet aš suprantu, kad ar šizofrenija ir depresija sergantys žmonės, jiems sudėtinga, aš taip suprantu su tuo, ar kaip čia gaunasi? Taip, tai būtent ir lygiai taip pat, tiesiog gal net ir jautresni žmonės, ar pavyzdžiui, aš labai dabar, man labai surezonavo, kai tu pasakei, neaišku, kur nuves, nežinomybę, pamesti kontrolę. Net ne iš karto toksai. Žinai, tačiau mano dalykai, taip sakant, žinai. Tai... dėl to aš irgi, manau, kad būtent reikia to gido, kad padėtų irgi šiek tiek susigaudyti tokios patirtyse, žinai. Ir čia labai, svarbu pasakyti, kad irgi nemaišyti kelių gal tų patirčių, kad pavyzdžiui, irgi, jeigu, medituoji, prašau, tai aišku, medituok, bandyk taip toliau, ten sąmoningas sapnavimas irgi, bet paskui kaip šalutiniai tokie poveikiai dažniausiai yra užregistruojami ir reportuoti, kaip pavyzdžiui, žmonės sako, arba labai daug buvo meditacijos labai ilga, arba buvo medituojama panaudojus psichoaktyvių medžiagų ir jeigu, nesi per daug patyręs, taip sakant, tai Tai tada, ne? Tai čia šalutiniai, o šiaip įdomu, dar pagal ką sprendžia, kad, depresija sergantiems, šizofrenija, koks kriterijus, kad, jiem nerekomenduotina, bet, tarkim, psichoterapeuto pagalbos ir taip toliau, koks čia būtų kriterijus, kas jiem atsitinka? Kad gali, tai yra pastebėta, kad tai gali iššaukti labai nemalonias patirtis, kad tai gali, pavyzdžiui, iššaukti depersonalizaciją, tokį realybės praradimą, iššaukti kažkokį trauminį prisiminimą, kuriam gal dar žmogus nėra pasiruošęs,
Na, tiesiog nemalonius pojūčius, nemalonias emocijas, ar net jo tokias pavojingas, ar paaštrinti patologiją jau esančią, ar tą pat, nu, kaip tą kondiciją paaštrinti. Jo. Supratau. Ok, nu tai čia toksai labai, labai aiškus. Vienu žodžiu, pradeda tie simptomai dar, nu, gal net aštrėti, ne tik, kad jie nesikeičia, negyja, pavadinkim, bet dar ir aštrėja tuo metu. Gali aštrėti, gali kažkokie nauji pasirodyti, gali, o gal ir viskas bus gerai, bet ta prasme, kad jo, iš esmės, kad jeigu yra kažkokios jautresnės smegenys dėl įvairiausių priežasčių gali būti, kad tada tiesiog bent jau geriau pradėti kartu su kvalifikuotų žmogum, kuris tau gali tinkamai pristatyti techniką ir jo. Nu jo, čia matyt, tas irgi, va čia šiek tiek yra toks sąmoningas sapnavimas, jis daugiau, aš suprantu, vos ne savamokslis daug kur, nėra kažkokio ar universiteto, ar kažkokie mentoriai, va dabar mes irgi bandau tokį užsukti, arba bent jau kalbėti su žmonėm apie mentorystę, va ar norėtų pamentorinti, nes irgi tikrai manau, kad pradedantys, nu, va daro tų klaidų, dar galbūt tikrai va ir žmonės, kurie, tarkim, aš įsivaizduoju, apie šizofrenijos atvejus nežinau, bet aš įsivaizduoju, kad galbūt depresija sergantiems būtų naudinga, bet tas, reikėtų labai iš lėto, palengva, ne iš karto ten 10 valandų, kaip ten į tą meditacijos kursą, bet taip, nu, labai jau palengva. Čia tokie, dalykai. Gerai. Taip, labai, nu, tai man šitas kažkaip irgi norėjosi tikrai įsiaiškinti, nes sakau, trupučiuką norisi to apibrėžtumo ir ribas apsibrėžti, kur čia yra tas pavojus, nes tokia gali kažkas pagalvoti, kad labai tokia ezoterinė praktika, nu ir ten, žinai, sakau, girdėjau tokių, kad pasisakymų, kad maždaug čia, gali, žinai, būti antiek blogai, bet nepasakyta nei kokiem žmonėm blogai ir dėl to nepasakyta, kiek kartų darant tai, nu ir taip toliau, labai tokia daugiau gazdinimo taktika, negu labai racionalus argumentas, kuris remiasi, šitas tyrimas pasakė, kad tiem ir tiem nepatarti. Tai kažkaip man tokie labai nepatinka, nes, nu, dažniausiai ir atgraso žmonės, nu, tai va. Taip, kas čia dar galvoju, šitoj temai, ką galima dar paminėti. Šiaip kaip ir man matyt, tas jau aišku. Va šitą kažkaip užfiksuoti norėjosi. Nebent dar kažką noriu pridėti, bet aš taip jaučiu. Gal tik tai čia trumpai, nes man visai patiko, kad tu dabar paminėjai ezoterinę praktiką. Tai vienas dalykas, kad tikrai meditacija yra labai, gal jo, ir meditacija, ir sąmoningas sapnavimas, bet gal aš labiau susidūrus su meditacija, kad meditacija labai apipinta tokiais šydais, kad čia iš vis meditacinė praktika, oi tai yra ezoterinė praktika, čia kristalai, raganos, ten, žinai, kažkas, bet, na, iš esmės meditacinės praktikos, tai yra tiesiog kažkokie veiksmai, paprasčiausia intervencija, kaip, nežinau, pritupimus daryti, nu, tai tu sėdi ir fokusuojasi į savo kvėpavimą, mintis nubėga, kai pastebi, galvoji, thinking, žinai, mąsčiau, grįžtu atgal. Ar ten praktika, kad tu mantrą kažkokią tai kartoji. Tai yra apibrėžti veiksmai ir tuomet tu gali irgi pamatuoti ir išmatuoti. Ir su meditacija tai daug tų visų mokslinių tyrimų yra daryta. Taip, meditacija tai tikrai daug. Aš man atrodo, šitas yra tas daktaras, mokslininkas, pamiršau, kur mindfulness-based stress reduction sukūrė. Taip. Kaip ten jo vardas? Kabat-Zinn ar taip toliau. Taip, Kabat-Zinn. Aš suprantu, kad jis išpopuliarino taip vakaruose, kaip jau tokia atskirta labiau nuo budistinių visokių tradicijų, tokį grinai kaip technika. Taip, tai aš tikrai pritariu ir tada galima pasimesti šitose dalykuose, arba nurašyti. Taip, būtent, ir lygiai tas pats su to sąmoningu sapnavimu. Jau yra parodyta ir įrodyta, kad taip žmonės gali patapti sąmoningi sapnuojant. Taip, tai yra keista, taip, tai yra kartu ir žiauriai, faina, ir ten daug visokių dalykų gali būti, bet tai irgi yra, kaip tiesiog fenomenas, kur kai kuriems žmonėms lengva išsitreniruoti, kai kuriems žmonėms labai sunku ar beveik neįmanoma, kai kurie žmonės iš vis tiesiog visą gyvenimą taip sapnuoja ir net negalvoja, kad čia dalykas pasirodo.
ta prasme, tai jo. O nuo ko priklauso, kaip tau atrodo, tas lengva, nelengva? Nu, nes čia Jo. dėl ko, nes gali čia vat, klausantis galvoti, Jėzau, kaip noriu, bet vat, kaip sakėt, būtų toje kategorijoje, kur ar nei, nu, labai sunku jiems, sudėtinga. Nes aš prisipažinsiu, man yra gana, aš atsimenu, mes su kažkada taip senai susirašinėjom su kai kuriais irgi praktikais, bandėm tokią kaip grupelę darytis, kalbėtis, praktikuoti. Tai aš taip su pavydu klausydavau, kad vos net ten atsigula, sužino apie techniką, išbandė, o čia sąmoningas sapnas. Ir gal, Jėzau, Marija, nu kaip tu taip gali, aš ten nepavyksta, sudėtinga, va tas miegas šūdina, tai sakant, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir toks jau tas ten su geriausia patirtim vos atsikelia sąmoningo sapnavimo ir aš taip su pavydu net klausydavau atsimenu. Jo, tai tikrai nežinau ir nieks nežino, kodėl vieniems lengviau, kodėl kitiems sunkiau. Dalis paaiškinimo, na bent jau dalinai, tai gali būti dėl tam tikrų genų kažkokių, nes yra pastebima, kad jeigu ten tėvam ar sesėm broliam visai lengva sąmoningai sapnuoti, tai vat, nu, ir vat, ar vaikam, ar sesėm broliam, nu, žodžiu, irgi, kad kažkoks truputį liktai genetinis bent jau faktorius nedidelis tai yra. O daugiau tai, taip sakant, neaišku. Čia taip pat kaip irgi ten. Vieniem lengva kalbas išmokti, kitiem ne. Vieniem ten tas lengva, žinai, o kitiem ne. Jo. Čia jo, matyt, aš galvoju, dar tas daug kas priklauso, tas mokymosi procesas koks, kiek, nes atsimenu mano vienas kolega, čia visiškai mes mokymus vedam kartu, bet nekalbėjom nei kartą, aš pasakiau, kad va čia turiu blogą, jis sako, aš kažkada ten klausiau, prisižiūrėjau ir ten viena technika yra, tu žiūri į rankas prieš miegą ilgai ir tada kažkuriuo momentu sapne tu irgi pasižiūri, tada supranti, o miegu, nu ir vat, gali kažką daryti. Ir jisai pasako man taip, kad jisai darė mėnesį šitą pratimą. Ir galų gale sapne pasižiūrėjo tas rankas ir sako, ir toliau sapnuoja nesąmoningai. Ir sako, aš po to atsikėliau, gal eina, dėliau, sako, mečiau. Bet mes po to va, čia kalbėjom neseniai su vienu irgi praktiku, sako, jisai darydavo 2 tos va tokius realybės patikrinimus, nes sako, vienas niekada nesuveikdavo. Tai va čia irgi va tos mokymosi, matai, procesas, aš matau, kad skirtingas žmonių. Ir jisai greičiausiai va pasižiūrės į rankas, jisai dar kažką padarys, ten ar tą nori. Ir tada jau va, tikrai įsitikins. Tai va, tai tas žmogus metė, bet galbūt va nežinojo, kad aha, čia neveikia, nu ir va galim kažkaip kitaip. Tai toksai irgi man labai. Beje, aš dar kažkaip tiesiog turiu mintį, kalbant apie tą kontrolę, dar taip grįžtant, man tokia labai tikrai įdomi tema. Ir aš atsimenu, vat neseniai ir straipsnį rašiau apie patarimus, kaip siekti tikslų, kad neperdėkti vat būtent į va šitą temą. Ir ten buvo tokia sekcija, pavadinkim, patarimų, vat ką daryti, kai esam sapne. Ir aš supratau, kad labai dažnai ir labai sudėtinga, nes, pavyzdžiui, mes daug kalbam ir literatūros yra, kaip valdyti sapną, kaip valdyti, kaip kontroliuoti, bet yra sudėtinga nekontroliuoti. Būti sąmoningu, bet leisti, kad sapnas tave veiktų, įvykiai tave įtrauktų, bet ne tai, kad tu prarastum sąmoningumą, bet sąmoningai juose dalyvauti. Ir va čia yra toks kontrolės paleidimo momentas, nes aš atsimenu, bet kalbėjom irgi su vienu praktiku, tikiuosi gal nesupyks, aš vardo neįvardinsiu, bet atsimenu, ten kažkaip minėjo, kad jam su akim buvo blogai ir jisai sąmoningamas sapnuose bandė, prašyti, kad jam kažkaip tas akis padėtų. Ir ten jis sakė, kad ten kažkokie tėvai jam operacijas akių darydavo. Wow. Ir aš galvoju, Jėzų Marija, dabar prie manęs kažkas taip eitų, taigi aš visus ten, žinai, išvyktų bjaurybę nuo manęs tik tai. Bet ir aš suprantu, kad tie patyrę praktikai, kurie jau, jie turi tą leidimą, tai nežinomybei, kad tiesiog su jais vyktų dalykai. Ten kažkas monstras valgo, valgo, žiūrim, kas vyksta, žinai. Kažkas, tokie... Ir čia nušvitimo būsena, žinai. Tai supranti, man irgi, čia tikrai yra kosmosas, bet vieni iš geriausių irgi tokių sąmoningų sapnų, mano bent jau patirty, yra tikrai, kur aš irgi taip leidau, bet aišku, yra tas, vėlgi, aš matau, kad aš leidžiu iki tam tikro momento, kur tada sakau, ne, jau čia, žinai, enough, sakant, ir tada ten ar pabundi, ar dar kažką, bet tikrai tokie įdomu labai būna, kaip paleidžiama ta kontrolė.
Man Ir- labai, čia, žinok, įdomu, labai fainai, ačiū, kad pasidalinai, Aha. nes man labai įdomu pasidarė dabar grinai iš tokios neuromokslinės pusės, kodėl Aha. sąmoningai sapnuojam, kodėl tada, na, va, taip norisi kontroliuoti ir sunku gal paleisti tą kontrolę, gal va, vėlgi dėl to, kad tai patampa panašiau į realybę ir šita dalis, žinai, užsižiebė irgi, kad tada Aha. žiūrim kontrolę, ar viskas gerai, ar saugu ir šitą, žiauriai įdomu, aha. Tai va, čia toksai, jo, tikrai įdomi. Vienu žodžiu, įdomi tema, šiaip apskritai ta kontrolė, tas susidūrimas su ta neapibrieštumu, nežinomybė, toks kaip įgūdis savotiškai. Ir sakyčiau, kad vat, vienas iš tų verčių, čia kaip pardaviminis momentas mano sąmoningo sapnavimo, yra, kad sąmoningai sapnuojant yra lavinama šitas įgūdis susidūrimo su ta nežinomybė. Ja. Ir tuo pačiu tada aš atsikėlęs, realiame pasaulyje tą įgūdį taip pat galiu pritaikyti, ten, nežinau, darbinėse, kūrybinėse visokiose veiklose, nes ten irgi daug tokio nežinomybės, daug leidimo, kad su manim vyktų dalykai ir taip toliau. Tai čia toksai aš labai tame va didelę prasme matau ir vertę. Gerai, aš taip matau, kad irgi sudominau, užkabinau ir aš nežinau, kiek mes dar turim laiko, matau, kad dabar yra 48, ne, jau Gal pakalbėti apie mokymąsi, ne, miego metu, čia toks buvo mūsų paskutinis punktelis, man atrodo. Taip, jeigu galvoji, kad nori taip greit arba negreit, bet aš žinau, kad mane tikrai sudominsi, aš dar kažką užduosiu tau klausimą. Gerai. Jo. Gerai, tai vienas tai čia tas, mes dar kalbėjom su tavim apie mokymąsi, tai naujos informacijos įgijimą miego metu. Ir taip galima irgi praktikuotis kažkokius įgūdžius ar kažką veikti ir sąmoningo sapnavimo metu. Tai yra keletas įvairių tyrimų, taip pat ir lietuvių mokslininko Tado Stumbrio daryta, kur žmonės praktikavosi tam tikras užduotėlės paprastas, ten, pavyzdžiui, dartus mėtyti ar monetas mėtyti kažkokį tai puoduką, ir buvo keletas grupių skirtingų tyriamųjų, tai vieni praktikavosi sąmoningai sapnuojant, vos nepasakiau sąmoningai miegant, bet tas pats galbūt. Kiti praktikavosi realybėj, dar kiti praktikavosi tiesiog mintyse, o kiti iš vis nesipraktikavo. Ir iš esmės, kad ta praktika sąmoningai sapnuojant buvo toks pat įgūdžių pagerėjimo lygis, kaip kad fiziškai praktikuojantis mėtyti tas monetas. Tai va, bet dar kol kas neteko matyti kažkaip gal labiau gyvenimiškose situacijose pritaikyta, kad ten krepšininkai tritaškius ten mokytųsi, praktikuotųsi ar kažką tokio. Bet aš turbūt gal norėčiau papasakoti apie vieną techniką, kuri visai įdomi ir man gal truputį keista, kad neišpopuliarėjo labiau. Tai yra tas vadinamasis, angliškai vadinasi Targeted Memory Reactivation arba tas tikslinis atminties suaktyvinimas. Ir šita technika veikia taip, kad kažkokios naujos žinios, kažkoks naujas dalykas, žmogus mokosi tai, uosdamas kažkokį tai kvapą, na tai, pavyzdžiui, tu gali mokytis naujos kalbos žodžius, uosdamas rožių kvapą. Ir paskui, tas rožių kvapas tau yra paleidžiamas kambarį, kol tu miegi, ir kitą dieną tave testuoja, kaip tu gerai atsimeni tuos žodžius. Ir jeigu tu palyginsi žmonės, kurie mokėsi su kvapu ir miegojo su kvapu, tuo maloniu rožiu, su grupe, kuri tiesiog mokėsi be jokių kvapų, arba, pavyzdžiui, netgi gali būti tokios kontrolinės grupės, kad mokėsi su kvapu, bet miegojo be kvapo, arba mokėsi be kvapo, bet miegojo su kvapu, ne? Ir būtent tik tai tie, kurie ir mokėsi su kvapu, ir miegojo su kvapu, jie geriau atsimena. Tai vienu žodžiu, šitas toks kaip kartu pateikiamas stimulas kažkaip padeda smegenim geriau užcementuoti šitą naują informaciją. Ir šitas yra pastebima ne tik su kvapais, bet ir su garsais, kad, pavyzdžiui, skambant varpeliui, tu mokaisi ir ten kažkoks garsas yra, ir paskui tas garsas tau yra pateikiamas miego metu, irgi padidina tos informacijos išsaugojimą. Ir čia paskutinis tik tai komentaras dar, kad gal yra dar neišpopuliarėjęs šitas metodas, nes tam tikri tyrimai irgi rodo, kad svarbu, kad tą garsą ar tą kvapą pateikti būtent gilaus miego metu,
ar tik tai REM miego metu. Pavyzdžiui, mokytis žodžius galbūt geriau yra pateikti tą stimulą tik tai gilaus miego metu. Aha. Mokantis kažkokio kito tipo informaciją, pavyzdžiui, įgūdžius kažkokius ar motoriką, gal geriau kito miego, REM miego metu ar kažkas. Tai dar reikia, taip sakant, protokolo detalės. Aha, neaišku, ne iki galo tas Jo. algoritmas tam tikras. Aha. Jo. Geras, šiaip labai įdomu ir aišku, čia dabar aš taip jau galvojau, kad šitą temą galima būtų kažkokį patarimą duoti dėl tų realybės patikrinimų. Nu, nes, pavyzdžiui, nežinau, daryti tiesiog kažkokioj dienos eigoje, nežinau, ten kokie aš mėgstu obuolius, tarkim, ne, ir aš užuodžiu obuolį, vienu žodžiu, ir aš padarau realybės patikrinimą, o tada naktį, nežinau, ten koks kvepalas išsiskiria obuoliai ir tu galbūt, bet čia vėlgi, reikia, kad tai būtų REM miego stadijos metu. Nu, toksai prasideda tas, kaip sakei, algoritmo dar nėra aišku. Bet buvo vienas tyrimas darytas Vokietijoje su moksleiviais 6 klasės ir jie mokėsi vokiečių anglų kalbos žodžius, kai jiem tiesiog klasėje buvo pateikiamas rožių kvapas ir paskui paprašė jų tėvų, kad jie miegant namuose rožių kvapą irgi pateiktų. Ir tie, kurie mokėsi ir miegojo su kvapu, geriau atsiminė. Tai, aš manau, kad tiesiog ten obuolių kvapas, kad tu darysi realybės patikrinimas uosdamas obuolių kvapą ir paskui ten, ne per stipriai ten kažkaip labai, bet kad paskui nueisi miegoti su tuo obuolių kvapu, kad ir visai nakčiai, bent jau kaip nemanau, kad turėtų pakenkti, ta prasme, taip. Ir gal apdruk dar ir padėti, aišku. Jo. Tai pabandyt, kodėlgi ne. Čia galima būtų pagalvoti, koks čia galėtų tas būti trigeris, arba ką šiaip aš darau, nežinau, eigoje, ar čia, man atrodo, yra kažkoks mokslinis tyrimas, man atrodo, net Tado Stumbrio darytas, kad aš dabar nepamenu, irgi kažkokį stimulą naudoju, bet man atrodo kvapą dar aš girdėjau tokių technikų, kur per garsą, kad pavyzdžiui, tiesiog telefone nustatytas, kas kažkiek laiko ten skambaliukas, tu tada padarai realybės testą, nemiegodamas, o po to miegi ir kažkurio momentu REM stadijai suskamba skambaliukas ir tu ten sapnuoji, skambaliuką išgirsti, reikia ten padaryti tą. Ir tada, aš sapnuoju ir važiuoju. Taigi yra dabar net ir tų visokių įrenginių, kad ir pradeda vibruoti, kaip plius minus turėtų būti REM miegas. Yra netgi kažkokie akiniai, kur tau žypsi, kai REM miegas turėtų būti ir tu ten, aš kaip suprantu, sapne turėtum pamatyti ten švieselės kažkokias. Esu išbandęs. Čia šiaip irgi įdomus, aišku, reikia irgi tų įgūdžių kritiškais, kad įsijungtų, nes tos švieselės, labai įdomu, kaip tas sapnas yra, kad jisai kažkaip labai integruoja išorės dalykus, ten jeigu ten užsitrenkia duris, tai tau ten sapne irgi kažkoks garsas atsitinka ir keičiasi scenarijus, tai kartais tiesiog pamatai tas švieselės, bet nesuinterpretavai, kad čia mano tie akiniai šviesas siunčia, tai čia irgi toksai visai momentas, bet šiaip, aišku, irgi įgūdis, kurį ištreniruoti galima, manau, jeigu genai geri. Tai aš tiesiog noriu padėkoti, Laura, tau ir man atrodo, tikrai nesveikai daug per tiek laiko palietėm ir aš nežinau, gal kažkokį taip atsisveikinant, apibendrinant, refleksijos kažkokį žodį nori pasakyti, dar paskutinį pavadinkim. Davai, gal čia tokį susumuojant, tai ką, neperspaust, viskas su saiku, bet nepamiršt gyvent. Čia aš ir savo garsiai sakau. Ir gyvybingų sapnų, vaizdingų ir šiandien labai saldaus miego. Ačiū labai. Šiaip tas palinkėjimas, tai yra neperspaust, bet ir nepamiršt gyvent, irgi man labai patinka ir aš savo irgi šitą išsinešu šiandien. Tai ačiū. Ačiū ir tau.